dabar, po tiek metų irgi matau jaunus žmonės, tai čia yra gyva istorija, gyva dvasia ir labai svarbu, kad kartų kartos perimtų, neužmirštų, nes jeigu istorija užmirštama, žmonės linkę ją kartoti. Tai tikrai ačiū. Ačiū tiem žmonėm, kurie neužmiršta ir dabar vos ne kiekvieną savaitgalį šitose apylinkėse vyksta vienur ar kitur paminklo atidarymas arba kitoks paminėjimas. Gyva istorija tai yra mūsų ateitis. Tai ne praeitis, tai mūsų ateitis. Sveikatos visiems, tvirtybės, vilties, laisvę reikia saugoti. Ir laisvę kartais reikia iškovoti krauju ir savo gyvybių sąskaitą. Šitie vyrai, kurie čia guli. Ačiū jiem, ačiū visiems, kurie visoje Lietuvoje išbarstyti yra, kad jie šią dieną mums atnešė. Be jų vargu šitą dieną būtų atėję. Kas netiki stebuklais, gali aiškiai pamatyti, kad čia stovi mūsų žygeivių klubo 5. stebuklas. Tai yra žymeklis tautos atminčiai, tautos patriotizmui, tėvynės meiliai, praeities meiliai, tikėjimo meiliai, raguočių meiliai. Gal aš ekspromtu apibūdinau, ką tai reiškia žodis man patriotizmas. Kiekvienas galbūt dar gali papildyti. Tačiau šičia Vyties kryžiaus centre dega liepsnelė, dega ugnis. Tai yra praeities, dabarties, jaunystės, ryžto, pasiaukojimo ugnis. Tai yra Vyties kryžiaus ugnis. Pagal gal tikslius, gal ne visai tikslius duomenis, kada prasidėdavo karas su priešu, mūsų kaimuose eidavo šauklys ir rinkdavo karių vadą. Kada išrinkdavo vyrą, kuris sutikdavo vadovauti kariuomeniai, sutikdavo žūt, bet nesitraukt, tada ant skydo jo ženklas buvo Vyties kryžius. Pagal šitą vadą ėjo mūsų protėviai ir laimėdavo. Neįtikėtinus mūšius laimėdavo. Todėl šitas ženklas taip ir tiko ir labai tinka visiems, ypač partizanams, kurie jo pagrindu ir turėjo savo antsiuvą. Simboliška, kad Vyties kryžiaus centre dega ir degs gal kokias 3 paras šita šviesa. Jinai eis į pietus, į vakarus, į šiaurę, į rytus, į viršų. Tai rodys galbūt visai apylinkiai, kad šitoj vietoj šitokia mūsų visų bendravimo, visų nusiteikimo, visų ryžto ugnis šviečia. Dar yra įdomiausia ir tai, kad tokia iniciatyva, kada ąžuolai parodė 1 kartą, 2, 3, tai yra 5 mūsų iniciatyva statytas, toliau visų žmonių palaikytas žymeklis. Tai prie šitokio darbo tiesiog kaip į tą kovą sukyla visi, kas tik gali. Ir architektai, ir pramonininkai, ir kraštotyrininkai, ir vietos žmonės, ir istorikai, ir visi kiti patriotai. Ir tiesiog tas bendradarbiavimas leidžia iškilti tokiem stebuklom, kaip šitas mūsų vadinamas žymeklis, galima vadinti paminklai. Tai tegul šitas žymeklis rodo, kad tų žmonių, kurie čia guli, kurie žuvo prieš daugel amžių, statant, mūrijant pamatą, buvo atvežtas žemė iš Kreivių piliakalnio. Ir šita žemė čia įmūryta, jo pagrinde. Taip, kad kova mūsų senelių kardais pradėta, tęsiasi iki dabartinių laikų. Tik tai reikia tikėtis ir manyti, kad mūsų išmintis, mūsų dvasia
mūsų ryžtas ir galbūt net ryžtas kaip mažos valstybės neleis kilti tikram naujam konfliktui. Gal tas dvasinis tvirtumas, kuris pas mus tęsiasi, leis įrodyti kitom valstybėm, kad realių karų pradėti dabar jau neverta. Ačiū.